Tėvynę turim vieną. Vienintelė Lietuva, jinai yra nepakartojama. Mes turim ją branginti ir ginti. Mes esam Sukarintos vaikų vasaros stovyklos Geležinis Vilkas stovyklavietėje. Ta stovykla yra apie jaunimo ugdymą, apie savo galimybių pažinimą, apie pilietiškumą. Kas mes esame? Lietuva ir istoriškai, ir geografiškai susiklostė taip, kad mes turime išsaugoti savo laisvę ir karta iš kartos ją branginti, stiprinti ir perduoti ateities kartoms. Mūsų iniciatyvai ypatingai rūpi jaunoji karta. Mes norėjome, kad mūsų globojami vaikai įvairių sporto disciplinų jie galėtų gauti karybos pradmenis. Kartais žmonės pagalvoja, kad sukarinta stovykla ir mes mokinam čia vaikus kariauti. Tikrai ne. Mes mokinam gyvenimo pagrindų. Tai yra nuo pat elementarių dalykų. Atsikėlus reikia pasikloti lovą, susitvarkyti po savęs, draugiškai bendrauti, susirasti draugų. Jie persilaužia ir jie supranta, kad galima laisvalkį savo leisti kitaip, be kompiuterių ir telefonų. Užkuriam tartarą puikiai! Užkuriam tartarą puikiai! Tikėjausi, kad čia visi reikalos, kad čia atsispaudimai kiekvieną minutę, kad čia sportas visą laiką prakaitas viską, bet iš tikrųjų pasirodo buvo labai faina. Tikrai labai įdomu, veiklų yra belia kiek daug, labai smagu. Mes maži, bet ateity pakeisti galime visi. Čia susirinko 81 vaikas iš 19 skirtingų sporto disciplinų. Ir stovyklą finansavo Minam 100 iniciatyvą iš surinktų paramai pinigų. Sportuojančių vaikų rezultatai yra išskirtiniai, įmant bet kurią pamainą. Reikėjo palįsti po rąstais, reikėjo peršokti sieną, prašliaužus atsistoti pasiimti ginklą, reikėjo paštaikyti taikinius. Minutė 10 ir buvau geriausias iš savo būrio. Turėjom daugiausiai dviratininkų, įmant iš visų sporto šakų, tai tam tikrom dienom pusdienį jie turėjo savo dviračių treniruotės, bet iš tikro veiklos nenukentėjo. Visi gauna žvaigždės. Pavyzdžiui, yra čia visokios užduotis. Gauni po žvaigždutę, pavyzdžiui. Čia yra lankų mūšis. Ten šaudais, kuri komanda laimi, tie gauna po žvaigždutės. Jeigu žmogus sportuoja, treniruojasi, turi discipliną, ugdo, tai ir lyderystė. Tikrai vaikuose tas labai akivaizdžiai jaučiasi ir su tokiais vaikais daug paprasčiau ir lengviau dirbti. Esam stiprus mes tikrai. Esam stiprus mes tikrai. Kaip tamsaus dangaus vaikai. Kaip tamsaus dangaus vaikai. Šitie vaikai turėtų kažkada pakeisti mus. Mes ugdom patriotiškumą, mes nemokinom jų kariauti. Jie turi suprasti, kas yra ta Lietuva, mūsų tėvynė. Tėvynės labui. Tėvynės labui. Tėvynės labui. Sveikinu. Tai kai prasmės nėra, manau, kad čia tas pats kaip statyti namą ant kreivų pamatų arba iš vis be pamatų. Aš esu iš parlamento gynėjų. Aš manau, kad ką mūsų tėvai ir protėviai krauju yra iškovoję, mes privalom išlaikyti, nesvarbu kokią kainą. Tėvynės labui! Nuo 18 galima eiti tą armiją. Čia tokia jau iš mažens, jau vis tiek kažką įgyji, kad jau vėliau bus supratingiau. Tėvynės labui. Emilis Stundžia. Tėvynės labui. Tėvynės labui. Pasižiūrė jos ir galvoju, taigi čia žmonės. Čia būsimi žmonės, mūsų ateitis, mūsų šalies. Kažkas gal čia ir prezidentai sėdintis būsimi. Sveikinu. Tėvynės labui. Tėvynės labui. Tėvynės labui tai nėra tik žodžiai. Aš manau ir tikrai norėčiau tikėti, kad jie jaučia tą prasme. Tėvynės labui. Sveikinu. Mano visas gyvenimas yra dėl Lietuvos ir šeimos. Po šitos stovyklos jie jau bus kitokie. Čia yra toks posakis, vienas už visus, visi už vieną. Tėvynės labui. Labai daug yra ryžtingų, entuziastingų žmonių, kurie daro tą, kas yra kartais kitiems nepakeliama. Geras jaunimas auga. Tavo bendrystė, stiprybė, tai ir yra tas tėvynės labui, vaikų šypsenos ir meilė mūsų šaliai Lietuvai.